Labas. Seniai nesikalbėjom. Atrodo, kad čia sekundę supratau, kad aš visiškai čia kalbuosi tiesiog su savim. Vakar patyriau šitą jausmą per protestą prieš medžių kirtimą, kai dariau poezijos improvizacijos performansą. Ir sakiau kažkokius tokius žodžius apie, kad viskas yra čia ir dabar. Ir taip Europos aikštėj sukausi tarp dangoraižių. Ir sakiau, kad viskas yra čia ir dabar ir nieko nėra daugiau. Ir viskas taip atrodė kaip sapnas, kaip kad iš tikrųjų esu aš. Ir daugiau niekas neegzistuoja gražiausia šito posakio prasme. Kad viskas, ką aš patiriu, viskas, ką aš sutinku, visi žmonės, visi jausmai, kiekviena žolytė, kiekvienas šliužas, ant kurio pasirenku neužmint arba užmint. Pašviesinsiu. Jo. Ir tuo pačiu jaučiuosi, kad visiškai sapnuoju kūniškai. Jaučiuosi, kad visiškai sapnuoju. Folija. Ką reiškia? Ir degtukų dėžutė išmėtyta. Ir kažkaip kūniškai tas sapnavimo jausmas jaučia šiek tiek negatyviai. Įdomu gal dabar apie tai būtų ir panagrinėti. Man tai primena potyrį, kurį atsimenu, kad kalbėjom su drauge apie jį, dalinau sėdėdama kišeniai Šiauliuose bare. Shout out. Atsimenu, kaip sėdėjom, gėrėm varniukų alų ir sakiau draugiai, kad prieš mus toks kažkoks Sailor Moon, ne Sailor Moon, bet kažkas su Sailor susiję, kažkoks buvo kaip švieslentė, ar ne, ar kažkokia iškapa galbūt tiesiog. Įdomu būtų prisimint. Ten sėdėjom taip prie baro. Man atrodo, užmynėjau ant sraigės. Žiūrėsiu į žemę labiau. Ir kažkaip priimu šitas mirtis, kurios įvyksta. Atrodo, kad jos yra dėl manęs. Irgi čia gal skamba taip savanaudiškai, bet ta prasme, kad jos man šaukia į veidą kažką. Ir aš tokia, okei, aš esu verta šitos sutraškytos raigės, agės. Įdomu, kodėl abejoju. Tai va, tai sėdim tam toj kišeniai, kurioje atrodo, kad taip jauku dabar šitam prisiminime. Ir taip jauku ten būti ir gal čia ir yra tas sapno jausmas, kurį aš atsimenu iš ten taip patogiai, bet tuo pačiu ir negatyviai. Ir dabar atrodo šito patiriu, kad žiauriai patogu būtame, bet šiek tiek taip melancholiška, liūdna, netikra, gal sakyčiau. Netikra. Ir ta prasme, kad tai va, tai ką aš jai atsakiau tai draugiai, kad jaučiuos taip, lyg aš būčiau kažkur savo už nugaros, kažkur už savo nugaros visada. Ir tada aš net atrodo, kad vat atsisuksiu ir pamatysiu save. Bet ten tik balutė. Gal todėl aš ir esu eglutė. Always knew this. Ir jo, lyg reikėtų taip pat žengti žingsnį, kad įeiti save. Todėl atrodo labai patogu čia tai būti, taip tarsi biški ne savo kūne.
Jo, įdomu. Dar vienas gabaliukas, bet išgyventi. Uodai dideli. Kaip jūs gyvenat? Kaip gyvenat? Šiaip iš tikrųjų žiauriai įdomu. Kaip atrodo, kad seniai klausiu žmonių, kaip jie gyvena iš tam tikros perspektyvos. Atrodo, kad galbūt tik tai apie tai ir visada kalbu, bet to pačiu atrodo, kad seniai klausiu žmonių, kaip jie gyvena. Ta prasme, ką patiriat, kaip patiriat šitą sapną, ką sapnuojat šiuo metu. Įdomu, galvoju apie tai, ką reiškia man tas sapnavimas. Nes aš nenoriu būti dissociated. Ir irgi įdomu, kad negyvenu šiuo metu lengvai. Kad yra daug tokio, kur atrodo, kad aš esu laive ir buvo audra kurį laiką. Dabar audra, sakykim, kad nurimo, bet tokia išorinė. Bet tie giluminiai, povandeniniai dalykai, jie yra tokie stiprus ir aš taip laikau tą vairą laivo ir suku į kryptį tą, kurią aš noriu plaukti. Ir kažkodėl, atrodo, aš net nežinau. Gerai, gal žinau. Bereikalo sakau, kad nežinau. Turbūt žinau. Na, aišku, kad taip net laikyčiau taip stipriai to vairo, kad aš suku į tam tikrą kryptį, kurią aš noriu plaukti. Taip įsikibus, nes atrodo, kad jeigu aš paleisčiau, tai aš grįžčiau. Ir toks jausmas, kad net gal ir tikrai būtų lengviau. Būtų taip, bet galvoju, atrodo, būtų, kad ne, aš ne to noriu. Ir mačiau, dabar taip vis kažkaip ateina į mano lauką Agnieška, man atrodo vardas, Ravdo metodas, kurį daro. Aš ją žinau kaip aktorė ir kažkaip pasiekiau jos veiklą, ką jinai daro iš tokio sąmoningumo pusės. Ir mačiau kaip tik jo šiandien postą apie tai, kad apie tai, ką dabar sakau, atrodo, kad yra tas jausmas, kad kažkaip jinai net tiksliai ten rašė, kad žmonės susiduria su mintim, kad jo, bet aš verta ir nieko nedaryti, verta ir tiesiog būti taip, kaip yra ir panašiai. Ir atrodo, jo, čia va ta pusė, bet to pačiu visa siela atrodo, kad šaukia, kad eik į tą kryptį. Ir tada atrodo, bet tai ką nesąmonė, kad aš einu kažkokią kryptim, kur man sunku, kur reikia laikyti tą vairą, atrodo, negi. Taigi, ar nesako Bašaras, kad įdomu, ir iš savo vlogus jau sakiau, kas yra Bašaras. Bašaras yra, sakė neseniai, kad neteisinga sakyti ateivis, nes mes esam panašus, iš savo DNR šiek tiek. Tai nėra visiškai toks ateivis, kaip būtų kažkokia dujinė būtybė. Bet extraterrestrial, nes ne iš Žemės, tai extraterrestrial, nežemietis, žodžiu, Bašaras, kurį čenelina toks vyras Daryl Anka, amerikietis scenaristas ir filmmakeris ir tų rūmsų, kambarių, iš kurių gali, escape rūmsų, kuriejas, žodžiu. Ir jis jį čenelina. Ir aš jį seku jau visai daug metų, aš sakyčiau, ir labai rezonuoja man tą informaciją, kurią jis dalinas. Tai žodžiu, esu dabar pelkėse. Ne metaforiškai. Žodžiu, tai kad ar nesako Bašaras, jog, nes pagrindinė jo žinutė yra follow your excitement ir ten yra visa formulė. Ar nesako, kad excitementas yra ten, kur yra mažiausiai pasipriešinimo, ten, kur yra least resistance. Na va, ir patekau šiek tiek aklavietę. Bet kaip jau iš patirties žinau, šitie pokalbiai su savimi visą laiką turi varau pro žolės. Tai va.
kažkaip pradėjau mažiau, niekada nelabai bijojau erkių, bet kai dabar buvau Švedijoje, įsisiurbė man gal 6 erkės, tai buvo toks, ai, nežinau, ką čia prisisaugusi. Oi, mindus sraiges, ai. Nu va, yra normalesnis takelis. Ačiū sraiges. Tai va, apie tą. Tai va, kad ir netgi eit šituo keliu, atrodo, tikrai, jeigu aš būčiau pasirinkus kažkaip least resistance, mažiausiai pasipriešinimo reikalaujantį kelią, aš turbūt eičiau, nežinau, gatve. Bet kur man rodė žemėlapis eit. Nes aš dabar einu iki tam tikros vietos, kur siuntą atsimt knygą. Nes aš neperku nieko. Bet jo, įdomu šitas vaidmuo. Labas vaidmeniuk. Jo, atrodo, irgi yra dalis to, kad aš jaučiuosi tokia atsiskyrus, tarsi gal yra jausmas, kad ne iki galo nuoširdi kažkokia kažką užsidėjus ant savęs. Ramunėlės. Ir to pačiu toks, nu ir so what. Jo, tai apie tą pasipriešinimą įdomu visai. Pasiėmiau. Galvojau apie tą metaforą, kurią sakiau, kad esu laive ir suku vairą. Atrodė, pagalvojau, kad čia yra kažkas apie galbūt išgyvenimo nuotaiką, tokia tam tikra. Susitvarkymo tarsi. Tada dabar pagalvojau apie tai, kad pastaruoju metu dėl kūrybinio darbo priežasčių galvojau apie Eglę Žalčių karalienę vėl eilinį kartą. Ir apie ją kalbėjom kaip apie tokią moterį, kuri yra tokia no bullshit, tokia griežta gana, gal, sakyčiau. Kažkada aš jau buvau šitą supratus, kad aš turiu šitą savybę ir noriu ją puoselėti galbūt. Jo, kad man jinai patinka, gal sakyčiau, tas toks vairo laikymas. Nežinau, ar čia tinkamas žodis, griežtumas, gal reiktų apie tai pagalvoti, bet toks vairo laikymas savo rankose. Ir stiprus krypties žinojimas. Nes to pačiu atrodo žiauriai filmų ir man žiauriai gera būti tokia, kur atsipalaidavus, aš pasitikiu tiesiog ir važiuoju, kur mane veža. Tiesiog atrodo, kad dabar kitas laikas. Mane veda toliau šitas kelias. Čia jau veda mapsai. Įdomu. Čia irgi yra tam tikras įsitikinimas, ką aš galvoju apie šitą kelią. Kodėl aš galvoju, kad jisai kažkoks. Ar aš galvoju, kad jis kažkoks, ar aš tiesiog norėčiau eiti kitokiu keliu. Aš esu dėkinga, kad einu šito keliu. Man patinka nuotykiai, man patinka, kai šlapios žolės liečia mano kojas. Man patinka azarto jausmas. Turbūt man patinka būt tame laive. Tai be abejo, nes niekas man iš išorės nesukūrė šito aplinkybių, šito jausmo laivo, povandeninių vandenų. Viską aš susikūriau. Kai sakau tą aš, atrodo kažkaip noris pabrėžti, kad tas aš nėra faina eiti šituo keliu. Džiugu.
Kai sakau tą, aš noriu pabrėžti ir gal savo. Jau apie šitą, man atrodo, daug pakankamai pasakiau, kad čia su savim kalbu. Bet kai sakau tą savo, noriu pabrėžti, kad aš kalbu apie kažkokį, ne apie va šitą žmogeliuką, kuris čia dabar šneka. Apie tą, kuris už nugaros. Apie tą, kurį aš matau ir kituose žmonėse, kuriuos sutinku. Apie tą tokį bendrą žmogeliuką, patiriantį save skirtingose kūnuose. Tai va taip, welcome to my reality. Bandau tarsi kažką išsiaiškinti, kažkokį užsidėti tašką ant i, bet kai tos i yra, bandau sugalvoti kažkokį žodį iš i raidės, kuris atitiktų, begalinės, iliuzijos. Tai iš vienos dalies šitas vairo laikymas ir pasidavimas veikia absoliučiai išvien. Nes iš vienos pusės tarsi aš laikau tą vairą, iš kitos pusės tas vairas laiko mane. Ir aš galėčiau turbūt tiesiog atsipalaiduoti laikydama tą vairą ir būt kaip aktorė šitam filme. Ir nejaus to kažkaip, kad čia labai asmeniška, labiau, kad aš čia vaidinu šitą vaidmenį. Žaidžiu. Playing. Žaidžiu šitą veikėją. Jo, tai atrodo, kad pastaruoju metu žaidžiu taip rimtai. Kaip aš ir žaidžiu, aš iš tikrųjų žaidimus, kai žaidžiu. Noris taip, tai žaidžiu normaliai. Jeigu žaidžiam, tai žaidžiam. Tai yra taisyklė. Ir jo, tai atrodo, kad dabar taip žaidžiu, kur noris turbūt kažkokio daugiau atsipalaidavimo savo gyvenime, nes neįmačiau tokią viziją, vaizdinį, kur gal važiuodama autobusu ir kažkokia autobusų stotį pravažiuodama, galbūt sustodama autobuse, stotį kažkokiai mažo miestelio, važiuodama į Šilutę. Kad, atrodo, matau save tokią eglę, kuri su tokiom patogiom Birkenstock type tapkėm atvaro su savo automobiliu į stotį iš savo namo, kuriame gyvena, kurį ką tik susitvarkė, pasmilkino eterinių aliejų, natūralių skanių, atvažiuoja pasitikti savo draugų ar kitų mylimų žmonių. Ir tame atrodo scenarijų aš tokia gerai, nes atrodo jaučiuosi taip patogiai, turiu savo namus ir turiu savo draugus ir jau esu susikūrus tą patogumą, tą patogią būseną kažkokią. Tai jo, atrodo, gal pastaruoju metu taip vaidinu tą šitokį vairo laikymo vaidmenį tam, kad tarsi, atrodo, gal yra kažkoks įsitikinimas ar buvo dabar jį pastebėjus. Patiko šitas ženklas. Kad aš turiu raudonai būti tokioj nuotaikoj, kurdama tokią realybę, kad dabar reikia susikaupt. Dabar reikia rimtai kažkaip į tai pasižiūrėti, jeigu aš noriu tam tikrų dalykų. Žiūrėsiu žemėlapį, kur einu. Tai va, bet nežinau, labai patinka šitas kelias, tiesą pasakius. Bet nežinau tiksliai, ką galvoju apie tai, ar čia man norėtus kažkaip... Žinai ką? Žinai ką? Man faina žaisti šitaip rimtai. Atrodo,
Čia irgi part of the game ir man kažkaip patinka, kaip šitas vaidmens approachas. Žodžiu, lietuviškas žodis ateis kažkada. Kaip šitas vaidmens approachas, kaip aš jį patiriu per kituose žmonėse, kaip man atrodo, kaip man tikrai atrodo, kad žmonės į tai reaguoja, kad atrodo, kad kažkas galvoja, nu va Eglė, nebe tokia miela, kažkokia nebe tokia maloni, ar kažkokia nebe faina ir tada tarsi aš jaučiuosi, kad žmonės mane kažkaip atstumia ar nebeįsileidžia į savo širdis ir aš nebeturiu namų tuose žmonėse. Ir tada, tai gal irgi čia susijęs su tuo, kad aš tarsi einu keliais, kur nebeturėčiau namų, kad susikurčiau pati savo tos namus, kad pakankamai būtų motyvacijos. Nu čia atrodo apsukta, persukta, tie įsitikinimai neigiami. Taip veikia. Ir tai atrodo faina šitame būti, šitą iškelti savo ir žengti į tai, būti nepatogią. Jo, atrodo, čia labai dabartinė tema, kad būti patogiai nepatogume. Labai faina. Štai pavadinsiu šitą videoblogą, jeigu įkelsiu YouTube'o. Manau, kad įkelsiu. Man patinka daryti tos poezijos performansus. Ir kelti vlogus, ir rašyti Substacką, nors ištryniau dabar paskutinį savo įrašą, nes taip kažkaip pasirodė, kažkaip nefilminau jo, kad jis būtų. Ir atrodo faina daryti šitos dalykus, nes jie atrodo, vat, ką aš daryčiau, jeigu atsibusčiau sapne, jeigu suprasčiau, kad sapnuoju. Tai atrodo, vat, šitą daryti realybėj. Man faina. Tada aišku, nebūtinai aišku, bet šiandien atėjo ta mintis, kad kai pastebiu, kad žmonės socialiniai medijoje pastebiu, kad pasiekimus kažkokių savo pažįstamų žmonių, kurie patenka ten į kažkokius kino festivalius, sukuria kažkokį filmą ir taip toliau. Tada atėjo ta mintis, kad o aš taip nerimtai, tarsi užsiemu tokiais nerimtais reikalais ir taip rimtai nesiekiu atsidurti kažkokiam kino festivalį. Bet aš ir tiesą sakant, nemanau, kad tie žmonės siekia to. Manau, kad gal tai ateina natūraliai darant tai, ką jie nori daryti. Tai gal čia vėlgi galima būtų sugrįžti prie tos darimo temos, kur minėjau, kai sakiau apie tą metodą, kuris man rezonuoja šiuo metu, kad tarsi nepasiliktose mintyse, kad aš esu pakankama čia ir dabar, kas taip ir yra, bet atrodo, kad šita mintis irgi gali veikti kaip šiek tiek stabdantis neigiamas įsitikinimas. Nedaryti pilnai to, ką nori daryti. Viskas atrodo yra tame balanse, viskas yra tame, kad abi dalis yra vienodai svarbios. Pastaruoju metu daug laiko leidžiu su vaikais. Faina žaist. Taip faina žaist. Taip džiaugiuosi, tokia sudėkinga už galimybę šitą leist laiką su vaikais ir kad galiu užsiimti žaidimais, personažų kūrimais, tiesiog šuoliavimų gatvėmis ir panašiai. Atrodo toks permission slip tobulas. Aš didžiuoju savim.
Labai juokinga. Labai juokinga. Tam, kur pasakojau apie tą protestą, kuriame sakiau, improvizuoti tą poezijos performance dariau. Mini. Kodėl mini? Tiesiog, kad buvo trumpas. Pasibaigė tuo, kad aš paskutinė eilutė buvo, kad vieni kitiems pasakykim ura. Ir jau sakydama tos žodžius buvo toks, o ne, sakatėjim kažkokie, kur, nejauku kažką, tada pasigūglinau, ką reiškia galvodama, kad ne, bet gal čia nėra taip jau asociacija su Rusija kažkokia tam tikra. Ir pasigūglinau, kad pirmas, ką išmetė, buvo apie tai, kad ura sako Rusų armija ten eidama per antrą pasaulinį karą, kaip tokie prieš eidami į mūšį stodami. Ir labai juokinga, labai vulnerable, bet atrodo labai make sense, kad galbūt reikalingi buvo šitie žodžiai kažką, ar sutrigerint, ar kažką, nežinau. Bet iš sanskrito kalbos ura, nežinau kaip taris, tik tai reiškia širdis, ar kažkas, kad priklauso širdžiai. Tai manau, kad čia yra ta žinutė šiandieninė iš Disclosure Day ir ateivių apie empatiją. Kas yra šiauriai gražu, and I stand. Ir aš stoviu už tai. Jau artėjau prie namų, tai kyla tokios pabaigos mintis, kad pasinaudodama šito eteriu. Noriu pasakyti, kad aš labai myliu taip, kaip šiandien suvokiu meilę ir kaip šiandien ją patiriu. Labai myliu visus žmonės savo gyvenime. Tuos, kurie yra, tuos, kurie nėra, kurie buvo, bet nebėra, arba nėra šią akimirką dėl įvairiausių priežasčių, turbūt visiems skirtingų, kad didžiulė meilė ir didžiulis dėkingumas ir pagarba. Dovana. Gražiausi žodžiai. Ne, iš tikrųjų gražiausi žodžiai ir be jūsų nebūtų manęs, I guess. Be jūsų nebūtų manęs, I guess. Gražiai skamba. Atrodo, kai sakau šitos žodžius, dalinu šitą meilę, labai jaučiuosi kaip Eglė Žalčių karalienė. Tam momente, kaip stovi jinai, jau bevirstanti Eglė, tarsi ir įdomu, kad atrodo tuo momentu šitame epe jinai paverčia savo vaikus medžiais ir save medžiu. Tokia atrodo, man čia yra meilės išraiška. Dabar taip atrodo, kad tokia, ta meilė nėra tokia šokoladinė, pieninė šokoladinė, o tokia sakų kvapo, dirvožemio kvapo. Ir tokia žinanti, tokia tvirta, tokia epiška. Šiandien vaikščiodama, eidama mačiau grafitį, kur buvo parašyta Epox su X. Ir nufotkinau, nes priminė mano vardą ir pavardę. Ir ta pagalvojau, kad skamba kaip epoch, kaip epocha. Ta pagalvojau, kad faina apie save pagalvoti epochos kontekste, kad aš gyvenu dabar šitoje epochoje. Ir tokios greatness, seniai galvojau apie šitą žodį, atsimenu, kaip man buvo svarbu praeitą pavasarį, skaitant Rick Rubin knygą apie meną, apie kūrybą, kad apie tokią greatness, kad I am great. I am great in my being in this epoch.
This epoch. Faina būt visokia. Tam per minutę. Nu gal ne visokia, bet įvairia. Tai smagu. Ačiū labai už šitą pokalbį, už šitą eterį, saulėlydį ir fainą orą, per kurį faina eiti ir fainus keliukus. Mano paskutinis įrašas buvo turbūt prieš metus kokius. Mažiau šiek tiek, bet veik. Kreizė. Bet iš gerosios pusės, žinoma. Tai sapnuokim, 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 sapnuokim visi. O šitas sapnizas, šitas patyrimas garantuoja mirtį. Mirsime visi. Parimpam, parimpam, parimpam.